Kągi, sveiki visi. Kaip žinote, kad egzistavo dalykas kaip vape shopas. Labai gaila, bet noriu pranešti tokį dalyką, kad manau jo jau nebebus. Taip, vieta liks ta pati, taip, kainos pabrangs, tikrai garantuoju apie tai. Taip, galbūt dar bus kažką naujo siejęs su Rojaliu, bet aš pranešsiu apie tai, jog vape shopo era pasibaigė. Ne dėl kažkokio tai bankroto, kaip kažkas sakė, dėl kažkokių ten VMI, ne, tikrai nes to nesusiję viskas. Tiesiog biški darosi per daug problemų, darosi, kad tai per sunku išvaldyti, galiu pasakyti taip. Ir dėl to mane tai labai nepatinka ir tas dalykas darosi ne kažkokių malonių dalykų, kaip man buvo, bet darosi kažkas nelabai fainai. Tai kaip dabar viskas bus? Bus šopai, bus Kaunetas šopas, kuris atsidarė nesenai, bus tas pats Žaliam tilte šopas, bet kainas, kaip minėjau, dabar tikrai pakils, jau nebus tas, kad wow, vape shopas yra pigu. Taip, tai buvo, bet jau tai pasibaigė viskas ir dėl to man labai ir labai gaila. Tai maždaug tiek žinių tikrai nenuliūskit, nes galima bus ten pat ateiti, ten pat pačilint, ten pat pažaist PlayStation'ą, bet dėl kainų, kom būtent mes skiriamės nuo Ekodumo arba nuo Gerdumo arba nuo Royal Smoke'o, tas jau viskas baigėsi. Kągi, tada ačiū visiems, kas išliko su mumis, ačiū tiem, kas dalyvavo konkursuose, kas loterijose dalyvavo, kas buvo, palaikė tą visą dalyką, kas darė reviewus, mums buvo labai malonu su jumis dirbti. Dar kartą ačiū jums ir atsisveikinu ir nerašykit, dėl ko viskas vyko VP, nes man uždarius grupę Facebook'o jau kažkur apie 20 žmonių parašė, kur vape shopas, aš sakau nežinau. Tai kad taip daugiau man nerašytumėt, būtų labai fainai, nes tikrai nieką neatsakinėsiu, bet dar kartą visiems ačiū, kas buvot, kas palaikėt ir iki susitikimo kažkur kitur.